Drybių yra ir Šilainiuose. Taip, čia yra tokių negražių duobėtų kanalizacijų. Čia kairinį galima rodyti, galima nerodyti. Iš vienos pusės čia rodyti yra logiška, kad perspėjom apie važiavimo kryptį. Iš kitos pusės čia buvo kelio vingis, čia nebuvo sankryžos, tai tada jau reikėjo nerodyti. Važiuosime į dešinę link stopo, čia jau posūkio rodymas yra privalomas. Taip, švytuodamas galvą įvertinu atstumą iki automobilio, tikrai spėju. Ir švytuoja galva 3-4 kartus, kad nepalikti ir priekio be kontrolės ir šone sukontroliuoti situacijos keitimą. Negalima užrakinti galvos ilgam į kažkurią tai pusę. Rodau dešininį, pristabdau, stabdžiu, įminu sankabą iki dugno ir suiminta sankaba dar riedu stopą, privalau fiksuoti, jokio pasirinkimo. Taip, riedu, sustoju, pasižiūriu kiaurai audimo koridorių, įsijungiu pirmą pavarą, gazuoju, švelniai atleidinėjus sankabą, dar sykį galva švytuoja situacijos kontroliai. Taip, sankaba iki dugno ir antra pavara. Švelniai atleidžiu sankabą, gazuoju daugiau. Ir vėl sankaba iki dugno, nuimtas gazas, trečia pavara. Švelniai atleidžiu sankabą, gazuoju. Duobės žiaurios, tikrai aštriais kraštais. Jeigu jos būtų papliūrsę po sniegu, tai būtų nieko gero. Iš priekio mergina laiko vairavimo egzaminą, nuostabi šypsena nuo ausies iki ausies, tai turbūt išlaikys. Toliau, prie laiptelių būtinai turiu pasidaryti antrą pavarą. Sankaba iki dugno ir nedelsiant antra sankaba atleista, čia gaišti nėra kada, nes įkalnė stabdo. Jeigu sugaišit sekundėlę ilgiau, tai paprasčiausiai jau nebetiks ta perjungta antra pavara, o tada, aišku, galima ir iki pirmos, iki sustojimo, užgesimo, tai yra nieko gero, į tokią įkalnę pajudėjimas nuo rankinio. Žodžiu, pakankamai greito ir techniško reikia pavaros perjungimo. Toliau, sankryžoje važiuosime į dešinį. Rodau dešininį iš anksto, pasižiūrį į veidrodėlį ir neužlindo kažkas, tai mopedininkas pavyzdžiui. Toliau, pristabdau. Nes čia važiuoju visiškai mažu greičiu. Čia duobės, kanalizacijos ir dar iš priekio kartais atlėkia nukirtinėdami kampus. Taip, čia jau tik antra pavara. Jokių minčių apie trečią. Man reikia išsiaiškinti, sankryža lygia reikšmė ar ne. Iš kur man tai sužinoti? Žiūriu, pasuku galvą, ar yra trikampis ar ne. Trikampis akivaizdžiai yra. Reiškia, mano kelias yra pagrindinis ir sankryža nelygia reikšmė. Kliūties iš dešinės nepraleidžiu. Kadangi jie privalo mane praleisti pagal ženklo reikalavimus. Nu va, tik antra pavara, čia nieko nesugudrausi. Toliau, gal dar reiktų prasukti vadinamąją peizažo natiurmorto nuokalnę, kur labai gražus peizažas, bet lengva pavirsti natiurmortu, nuėjus nuo skardžio tiesiai. Taip, rodau dešininį, pristabdau, kadangi nulis matomumas, įminu sankabą ir pirma pavara. Įsijungiu pirmą, riedu, kol kas dar suiminta sankaba, visiškai mažu greičiu, gazuoju, švelniai atleidinėjau sankabą, periminėjau rankas ant vairo, tai plačiais mostais vairavimas, nesupančiotom rankom, sankaba iki dugno ir antra. Į laisvą, į save ir atgal, švelniai atleidžiu sankabą, gazuoju, pagrindį suka į kairę, rodau kairinį. Toliau, sankaba iki dugno, nuimtas gazas trečia, tiesioji įspėju, sankabą atleidžiu, kadangi čia toks posūkis švelnus, tai trečia pavara tinka. Suabejojote, galite važiuoti ir su antra, vėlgi neaišku, kuri čia iš tų pavarų labiau tinka. Gal pavyko pastebėti ženklus? Taip, čia vėlgi yra duobyčių, per kurias reikia važiuoti atgal, yra pėsčiųjų perėjų, gali pasitaikyti vaikų. Žodžiu, Vapuolės gatvė jinai nėra užmiršta, jinai yra pakankamai aktyvi. Aišku, gerai dieną, kai viskas matosi, bet pavyzdžiui, važiuojant Prieblandoje, naktį, lyjant, sningant, tai tikrai reikia būti labai atsargiam. Pristabdau, stabdį atleidžiu, sankaba iki dugno antra pavara, sankaba atleidžiu. Tokį kalnelį pravažiuoju nieko nedarydamas per jį, nei stabdydamas, nei gazuodamas, kad ratai praridėtų laisviau ir, žodžiu, neužstabdytais ratais jokių. Rodau dešininį, nesuksiu į dešinę, kadangi čia šalutinis, ten šalutinis, reiškia, aš važiuoju pagrindiniu keliu, bet posūkį rodyti vis tiek privalau. Net ir tada kaip pagrindinis. Toliau vėl važiuoju pagrindiniu keliu. Taip, vėl pristabdau. Nu čia vėlgi galim traktuoti, kad važiuojam tiesiai, galim traktuoti, kad čia sankryžoje sukam į dešinį. Nu va, peizažas nuostabiai gražus, bet slidžiam apledėjusiam kely, nuėjus nuo skardžio, čia labai lengvai galima pavirsti natiurmortu, kas išvertus reiškia mirusi gamta. Toliau,
važiuosime į dešinę, bus, rodau posūkį iš anksto, bus labai blogai matomas stopas, reikės fiksuoti ratų sustojimą, toliau greitis jau ko gero 10 km per valandą įminu sankavą, mažinu iki 5, posūkiai šiaip jau negalima važiuoti su įminta sankava, bet čia kito pasirinkimo nėra. Taip, fiksuoju ratų sustojimą, pirmą pavarą pasidarau, fiksuoju ties važiuojimų dalių susikirtimo liniją, stabdį paleidžiu, gazuoju, stopą įvykdėme, viskas tvarkoj. Sankava iki dugno ir antra pavara, švelniai leidžiu, gazuoju daugiau, sankava iki dugno ir trečia pavara, keliu greitį iki srautinio, nes už per lėtą greitėjimą galimos klaidos, greitis 48, niekam netrukdau, automobilis iš paskos netgi atsiliko, jokių problemų, stebiu pėsčiųjų perėjimą. Pėsčiųjų perėja atrodo tuščia, viskas gerai, nestabdau stabdžiu, koja tik tai nuimta nuo gazo, reiškia stabdymas varikliu, reiškia aš nerizikuoju užkaitinti, uždeginti stabdžių kaladėlių, užvirinti stabdžių skysčio, stabdymas varikliu iš tikrųjų labai geras dalykas, ir sutaupom stabdžių kaladėlių, nerizikuojam jų sugadinti. Toliau, pristabdau biškį stabdžiu, įminu sankabą ir antra pavara sankryžoje, važiuosime į dešinę. Taip. Pavara tinka, gal kartais pavyko ženklą pastebėti, nežinau, ar jis pateko į vaizdą ar ne, bet čia yra draudžiamas ženklas, kurį reiktų matyti. Vėl sankava iki dugno, nuimtas gazas ir ramiai trečia. Nes jeigu ženklo nematei, tai ir nežinai, ar jisai aktualus ar neaktualus, ar jis galioja ar ne. Čia aš tarp kitko matau trikampius kertamuose keliukuose, čia labai skuba mane lenkti, aš aišku niekur neskubu, man nereikia išlaikyti egzamino trečdalių sekundės greičiau už kolegą, man reikia nesuknisti egzamino, todėl visi prioritetai saugumui, kad spėčiau pastebėti ženklus, trikampius, kad jie mane turi praleisti šoninio kelio, kad įsitikinčiau, ar tikrai praleidžia. Žodžiu, keliukas pakankamai siauras, greitis šiuo atveju truputėlį virš 40. Toliau. Sankryžoje suksiu į kairę. Nulinis matomumas. Totaliai nulinis matomumas. Rodau kairinį dvipusis eismas, suksiu iš dešinės. Pristabdau taip, kad Fiatas į uodegą neįlinguotų. Tada įminu sankabą ir pirmą pavarą pasidarau. Ir labai lengvai suiminta sankabą riedu. Dairydamasis tuščia, gazuoju švelniai atleidinėjau, bet neatmetu sankabą, atleidinėjau su išlaikymu viduryje. Ir vėl sankabą iki dugno ir antra pavara. Švelniai atleidžiu sankabą ir važiuoju. Toliau sankryžoje važiuosime į dešinę. Rodau dešininį, pristabdau, stabdžiu dar, įminu sankabą iki dugno pirmą pavarą. Taip, ramiai važiuoju. Gerai. Viskas tvarkoj, praleis nieko nereikėjo. Gazuoju, vėl sankabą iki dugno ir antra. Taip. Taip. Rodom dešininį, pasveikinam Laimutės vairavimo mokyklos atstovus. Ramiai savo važiuojam. Antrą pavarą, čia net minčių negali būti tokios sąlygos, apie trečią pristabdau, nes situacija neaiški. Taip, viskas tinka, važiuoju koją paruoštą ant sankabos, kitą koją ant stabdžio. Gerai, galiu švelniai gazuoti. Kojas nuo sankavos dar nepatraukiu, nes vėl jos tuoj reikės. Važiuosime į dešinę, kaip jau žadėjau, į Šilainius. Vėl pristabdom, stabdžiu. Matomumas nelabai geras, pasidarau pirmą pavarą, sankava įminta, pirmą pavarą, taip. Pririedu ir tek sustoti praleisti Citroeną. Toliau gazo, švelniai atleidinėjau sankabą, galva dar švytuoja, rankų perėmimai, gazuoju. Sankabą iki dugno ir antrą. Kadangi neturiu daug greičio, prieš įkalnę trečios tikrai nejungsiu. Greitį vėlgi įkalnės ūkius maždaug iki 3,5, greitis dabar virš 40, variklis zirsi, bet tai toks jo darbas zirsti, jame yra tepalo, taip kad nieko čia baisaus neatsitiks. Gal jisai ir spaudžia šiek tiek klausą, bet vėlgi 3000 tai variklių žalos jokios. Bet už tai įkalį į žemesnę pavarą važiuodami turime daugiau jėgos ir daugiau saugumo. O racionalaus vairavimo pagrindas pirmoji vietoje tai yra saugumas. Kadangi reinkarnacijos tikimybės turbūt labai mažos. Reiškia, kiek galima pratęsti šitą gyvenimą. Toliau rodau dešininį. Yra toks posakis, stabdžiai tik bailiams. Bet tie, kurie labai drąsūs, tie ilgai negyvena. Tai geriau kartais pristabdyti. O kaip ir tikėjausi, bimbelis prieš kirsdamas kampą prieš eismą ateina į kaktą. Nu, aišku, gerai, kad jis dar reakcijos turėjo. Šiek tiek. Toliau vėlgi.
Mano kelias pagrindinis, nes matau trikampius kertamajame kelyje. Greitis apie 40, ledo balutės, sušalusios balutės. Taip, vėlgi. Toliau. Sankryžoje mėginsime sukti į kairę. Pradedu ruoštis iš anksto. Kairinis. Toliau. Pristabdau stabdžių, kadangi matomumas labai blogas, pristabdau iki labai mažo greičio į minus sankabą ir pirmą pavarą. Labai mažas tai yra 5-10 km per valandą maždaug. Spidometras jau praktiškai tokio net nerodo. Arba vos rodo. Švituoja galva į minus sankabą, sustoju praleisti. Dviratininką taip pat praleisiu. Jisai nusuko dviratininkas, taip jam ir reikia, tada